galima sunaikinti žmoguje jo ateitį. O padaryti visiškai valdomą. Yra tokių tėvų kartais, kurie taip valdo savo vaikus. Valdo juos iki jų, taip sakant, jau suaugusio amžiaus, atima iš jų valią, atima pasitikėjimą savim. Taip kaip valdomas žmogus, lygiai taip pat galima valdyti, pasirodo, ir valstybę. Ir tą aš mačiau savo akimis. Tam, kad tu suprastum, kad tu nieko vertas, tiesiog reikia parodyti tau, kad visa tai, kuo tu tiki, visa tai, ko tu nori, yra tokios nesąmonės, yra tokie niekai. Kad kiekvienas žmogus, kuriuo tu pasitiki, kuris tau yra autoritetas, jis yra nusikaltėlis, melagis, tiesiog šlamštas. Ir kada porą kartų tu susiduri su tuo, kad štai kažką sugalvojai ir kažką padarei, ir tą kažką ištiko nesėkmė arba niekas to neįvertino, po 3, 4, 5 kartų tu staiga supranti, kad gal tikrai tu suabejoji savim ir tu gal tikrai tu esi niekas. Gal tikrai reikia būti tokiam kaip visi. Jeigu visi sako, kad reikia bėgti dirbti pinigus, tai gal ir tau tada nereikia dainuoti arba piešti, o galbūt iš viso tik tai po pasaulį keliauti. Tavo gyvenimasgi yra vienas ir jeigu tu jauti, kad tau reikia kažką daryti, tu kol jaunas galvoji, aš niekada negyvensiu kaip tėvai. Aš būsiu kitoks, aš niekada nebūsiu surūgusio veido. Aš niekada negyvensiu su vyru arba su žmona vien tik iš pareigos, niekada nesibarsiu, aš kitaip. Ir pamažu tau staiga įrodoma, kad tavo tos visos mintis tai yra nesąmonė, paauglio svaičiojimai. Pasirodo, tą patį galima padaryti su valstybe. Tam, kad žmonės įgyvendintų Gorbačiovo, kaip tik šiandieną Gorbačiovo 80 metų, pirmam ir vieninteliam Tarybų Sąjungos prezidentui. Palinkėjimą Lietuvai, žinot, koks buvo palinkėjimo Lietuvai, jo palinkėjimas. Aš esu su juo susitikusi, aš esu su juo kalbėjusi. Ir Vilniuje, ir su jo žmona Maskvoje. Jo palinkėjimas Lietuvai buvo toks, kad jūs paspringtumėt savo nepriklausomybę. Jūs ją ir paspringksite, nes jūs nesuprantate, kas tai yra. Tada mes juokėmės. Galvojom, tai vargšas. Aš dar jam bandžiau paaiškinti, kada jisai pykdamas klausinėjo, čia putodamas tiesiog visų, kam jums ta laisvė, kam nepriklausomybė, ar jūs iš viso užaugę narve, kadangi šitiek metų praėjo, ar jūs iš viso žinote, kas tai yra, ką tai reiškia ta nepriklausomybė, ar jūs sugebėsite. Ir kada sėdėjo, reiškia, visi klapsėjo akim ir niekas nieko negalėjo jam pasakyti, kamgi ta laisvė reikalinga. Aš užkulisiuose priėjau prie jo, sakau, jūs paskelbėt, jisai buvo paskelbęs tokį, kad ateina nauja era, socializmo su žmogišku veidu. Ir buvo pasakęs, kadangi rusų tauta, kadangi tarybinė tauta neturi ką, prastai valgo, prastai apsirengusi, tai štai mes viską pakeisime dabar tarybų valdžioje ir tam, kad visi būtų gražesni ir sotesni. Ir aš jam sakau, tai suprantat, Lietuva yra geriausias, tada buvo vadinama geriausias barakas Tarybų Sąjungai. Čia buvo sočiausia, geriausiai. Sakau, mes jau ir pavalgę, ir niekada nebadavo Lietuva. Tai sakau, ir mes jau pradedame jausti dvasios alkį. O dvasios maistas yra laisvė, nepriklausomybė. Aš jam kaip žmogui bandžiau kažką tai tokio aiškinti. Aišku, jisai pradėjo rėkti, kad mes maža tauta, mes nesusivokiam, mes subuojam tą laivą Tarybų Sąjungos, viskas apvirs, sužlugsime visi kartu. Ir tada ir pasakė, tą, reiškia, garsią frazę, kad papirkniotais svoje nezavysimės, užsprinksite. Aš esu tikra, kad nieko jūs nežinote apie tarybų valdžią, tai aš jums pasakysiu, kad geriausiai organizuotos struktūros tarybų valdžioje buvo tokie propagandos komitetai, partinės propagandos komitetai. Ką reiškia propaganda? Tai reiškia, kad apiplyšusiam, nedavalgiusiam, ubagiškam, niekur neišleidžiamam iš kameros tarybiniam žmogui, iš visų pusių turėjo būti kartojama, kad jis laimingiausias, geriausias, puikiausias žmogus pasaulyje ir kad niekas pasaulyje negyvena geriau. Tam buvo partiniai propagandos komitetai. Juose dirbo specialistai, reikia manyti gerai apmokami. Ir net anekdotas toks yra apie tarybų valdžią, kad tarybų valdžia simbolizuoja garvežį, kuris stovi ir garsiai, reiškia, leidžia tą savo garsą, garsiai švilpia. Ir kada koks nors užsienietis paklausė, o tai kodėl jisai stovi? Kodėl jis nevažiuoja? Tai sako, visa energija ant švilpuko išeina. O tai buvo tarybų valdžia. Apie save daug švilpti, bet nieko nebedaryti. Ir štai tie visi propagandos komitetai, įsivaizduojat, mes paskelbėm nepriklausomybę, tie propagandos komitetai, jie lieka. Viskas absoliučiai lieka, tik tai mes. Kovo 11 pakeliam rankas, tie, kurie išrinkti į aukščiausią tarybą. Tie, kurie buvo komunistų išrinkti, su Brazausku priešakyje. Kadangi, jeigu skaitėte YouTube tos komentarus, ten yra primetama, Oželytė pati buvo komunistė.
Aš dėkinga tam, nepilniem 2 metam, 1,5 metų aš komunistė buvau, aš labai dėkinga tam laikotarpiu, nes aš pamačiau tai, ko niekas kitas pamatyti negali. Ir tai, ką šiandieną jums ir papasakosiu. Ko niekada garsiai nesusakius, tarp kitko. Jau pačių aukščiausių komunistų būrelis, biuras, politbiuras, kurių niekas arti niekada nematydavo. Jie 2 kartus į metus tik tai stovėdavo ant tribūnos Vilniuje, gegužės 1 ir lapkričio 7 per spalio socialistinės revoliucijos metinės, stovėdavo tribūnai, taip mojuodavo, daug kas galvodavo, kad gal jie netikri, negyvi, nes nebuvo jokio bendravimo. Ir štai staiga jie pasikviečia kelias moteris, aš nežinau, kiek ten mūsų buvo 5-6, vienos nuo organizacijų, ten tarybinių moterų organizacija, jau karito buvo. Na ir mane kaip nusipelniusi artistė. Ir ten pasakė kalbą, davė ten arbatos kavos ir pasveikino su kovo 8-ąja. Ir tada mes visos turėjome pasakyti irgi atsakomasias kalbas. Pirmos pradėjo kalbėti tos pakviestos moteris, dėkojo partijai, dėkojo politbiurui, kad taip mus gerbė, kad pirmas iki gyvenime pakvietė. Ir tiesą sakant, jau kada, o aš pirmą kartą jos iš arti mačiau, nes aš buvau hipis, man vienodai rodė, aš neskiriau, kur ten aukščiausia taryba, kur ten ta vyriausybė, kur ten kokia partija, man buvo nusispjaut giliai iš viso viskas. Mes buvom gėlių vaikai, mes važinėjom į Taliną, mes skaitėm Indijos filosofus, mes, aišku, ne iš knygų, buvo perrašyta ranka iš Rusijos, kad, žodžiu, mes gyvenom savo visai atskirą gyvenimą, ne politinį. Ir aš pirmą kartą juos mačiau, o taip fiziškai. Tai buvo baisus kažkokie seniai išsidrėbę pūzrai. Man įspūdį padarė siaubingą tokį. Atrodė, kad tu jų papūsi ir jie subirės. Jie tokie jokie, iš viso jokie. Jie, aišku, nemokėjo elgtis gal prie žmonių, nes tai buvo visiškas chamiškumas, jie niekada su žmonėm ir nebendraudavo. Man liko įspūdis, kad sėdi tokie išsivertę, patežę, tokie jau papuvę grybai kažkokie. Ir kada atėjo mano eilė kalbėti, aš jau kaip po Juršėno kalbos Seime, tarp kitko ačiū Juršėnui, ne tik jums. Žinot, kodėl mano tokia kalba buvo? Nes vienas iš jūsų uždavė klausimą, kaip Juršėnas sureagavo į trispalvę, kurią jūs nešėte. Ir man iš karto, gal ir jam atėjo tas prisiminimas į galvą. Susitiko mūsų akis. Kada Sąjūdis siuntė savo delegatus į Maskvą, jau buvo Sąjūdis. Katedros aikštėje buvo 1000 žmonių. Ir pirmą kartą žmonės iškėlė trispalves ir pakvietė Brazauską į tribūną pakalbėti. Brazauskas pasakė, kol šitas skudurai kabės, aš į tribūną nepakilsiu. Vat kokią asociaciją man sukėlė tas klausimas. Už tai mano tokia ir kalba buvo sujaudinta. Deja, prisiminimai mūsų su Juršėnu skirtingi šitą sritį. Tai va. Tai pratęsiu aš toliau tą savo kalbą. Ir pamačiusi juos, ir kada atėjo man eilė kalbėti, aš tiesiog ėmiau ir pasakiau, kad jūs esat visi melagiai čia. Jeigu jūs taip mylit ir gerbėt moteris, tai tarp jūsų, tų 6 ar kelių ten tų persenusių tokių dėdų, būtų nors viena moteris toj valdžioj. Nu tai nieko geresnio neatsirado, kaip vienas iš jų pasakė, nu ką jūs, Nijolė, jūs artistė, ką čia šnekat. Aš gerbiu moteris ir myliu, va savo mamą aš myliu. O tai buvo tokio lygio kalba, politinio biuro. Ir man tada gimė idėja, kad viešpatie, jeigu jie čia visi tokie nupesė, taigi čia ateina mes, gėlių vaikai. Ir visą gerą jums, nu. Ir visą gerą. Ir aš tą pačią dieną parašiau, ar kitą dieną parašiau pareiškimą, kad aš noriu stoti į komunistų partiją. Manęs nepriėmė gal kokius 2 metus. Na, parašiau ir parašiau, nu. Dar pradėjau, atsimenu, kalbinau Stanislovą Kuzmą, kitus menininkus, kad mums būtinai reikia visiems stoti ir savimi juos išplauti. Ir kada jau mes, mūsų pristos daug, jie visi išnyks, nes jie yra jokie ir viskas bus labai gerai. Na ir ką, neėmė jie manęs neėmė, o paskui jau prasidėjo toksai didesnis judėjimas ir Tarybų Sąjungoje, tas visas persitvarkymas, viskas. Ir aktyviausia grandis to persitvarkymo buvo kinematografistai, kinematografininkai. Aš priklausiau kinematografininkų sąjungai ir mane pasiuntė į tokį revoliucinį visiškai suvažiavimą, nes tenai buvo labai daug tiesos pasakyta į Maskvą. O paskui suvažiavimas vyko pas mus, Lietuvoje, ir sėdėjo visa valdžia, komunistinė mūsų pirmose gretose, kaip visada tam suvažiavimą. Na ir jau tenai buvo pavesta man kalbą pasakyti, aš iš to susijaudinimo neatsimenu, kokią kalbą ten aš pasakiau, bet jinai buvo baisi matyti tą kalbą, nes iki šiol ją vadina tie, kas atsimenu, kad įžymioji toji kalba. Aš tik atsimenu, kad aš Griškevičius vada sėdėjo, vienu žodžiu buvo frontas. Ir po tos kalbos priėjo prie manęs rusas iš Maskvos,
kuris buvo partijos atsiųstas ir paklausė, o jūs partinė? Nesakau, manęs neima, aš jau seniai parašiau tą pareiškimą, mane, kak, neima. Pasikvietė kažkokį mūsų tos partinukus, sako, tai čiagi mūsų kadras, sako. Sako, čiagi ant tokių žmonių, tokie žmonės ir pertvarkys tarybų valdžią. Ta prasme, tarybų sąjunga, suteiks į žmonišką veidą. Kodėl neįmat? Sako, laukit mano skambučio. Po poros dienų jisai paskambino man, pakvietė mane į partijos komitetą, parodė man popierius, kuriuose buvo parašyta mano kinematografinės valdžios. Pas mus buvo, visi partinukai buvo atsakingi už kokią nors meno sritį. Ir mes turėjom savo partinuką kaip kino ministrą, bet jis buvo partinis, jis joks ne kinematografistas buvo. Tokie KGBistai partiniai buvo. Ir pilna jo raportų, kad Oželytės negalima imti komunistų partiją, nes jinai važinėja, aš važinėdavau, susitikinėdavau su žmonėm. Kiekvieną šeštadienį, sekmadienį, po kaimus, po miestelius, absoliučiai visada. Nes, populiari buvo daug filmų, buvo žmonės kviesdavo, tai sueidavo liktai apie filmus pakalbėti, o kalbėdavom apie viską. Na ir jo raportai, kad Oželytė lygina komunistų partiją su inkvizicija, kad ir vieni ir kiti teisybės, reiškia vardan, niokoja žmonės ir taip toliau, jos priimti negalima. Ir dėl to manęs neėmė. Ir kadangi tas vyras iš Maskvos liepė tučtuojau priimti, tai mane per savaitę ir priėmė. Per savaitę priėmė, patupdė į kino žurnalo pradinę kopelę, kur mes 4 buvom visi revoliucionieriai. Ir tada aš supratau, reiškia, kad ir viskas. Ir tu ten gali sklaidytis, ten ką nori tą kalbėti, ir niekas to negirdi ir viso gero. Ir kada pradedi aiškintis, o ką tu turi omeny po žodžiu laimingus? Kaip laimingus? Tu prigėręs, pasepsavęs, dar ką padaręs. Tai gerai laimingas, tiesa. O laimingas tai yra dvasios būsena. Tai yra, kada tavo dūšia, taip sakant, kyla virš visko. Ir tu matai, kad tu esi iš viso kosmoso pilietis. Laimė tai yra dvasios būsena. O visą tai, apie ką aš minėjau anksčiau, iš ko ten jūs taip juokėtės, tai yra pasitenkinimas. Pasitenkinimas, jis ateina ir praeina. Kaip triušiam. O laimė, suvokimas, tarpinimas į save, gyvenimo prasmės suvokimo, tai yra būsena, dvasios būsena, aukšta dvasios būsena. Kaip ir šventė yra nuo žodžio šventas. Ir nereiškia, kad reikia prisigerti arba dar ką nors padaryti. Čia aš prisiminiau, kaip man papriekaištavo už tai, kad aš sausio 13 pavadinau didžiausią savo gyvenimo šventę. Taip, tai yra didžiausia šventė, nes tai yra šventa. Aš labai atsiprašau, kad mano kalba nebuvo kažkokia tokia šalta programinė ir labai galbūt racionali. Kadangi aš norėjau jums pasakyti tik tai aš norėjau tiesiog jums parodyti mechanizmus, kaip daroma, kaip dviprasmiškai, daugiaprasmiškai daroma tai, ką žmonės paskui vadina istorija. Kaip nešvarūs galai yra nuplaunami, kadangi knygas, prisiminimus kaip taisyklė rašo tie žmonės, kurie turi dėl ko teisintis. Ir tada lieka tai, kas lieka. Ir tai būna oficialiai istorija. Už tos nuopelnus, kuriuos minėtas Andriukaitis, taip sakant, daug kam galbūt kyla minčių. O ką jis tokio padarė? Ko jis taip visą laiką jį taip myli? Bet matot, kokie gilus ir ilgi nuopelnai. Ta prasme, ilgai dirbantis tie nuopelnai jo, kad iki šiol yra struktūroje, kurią aš visai drąsiai vadinu komunistinė struktūra, nes vienintelis ten alibi tai yra jų vadas, Butkevičius. Vienintelis, kuris bus išmestas, aš esu tikra. Nes jis doras, galbūt žmogus toks naivus. Po jo yra drakonai. Ir ta struktūra, aš esu garantuota, veikia iki šiol. Su visa savo spauda, su visais savo teismais, su visais eilinį kartą Prunskienės išteisinimais, su viskuo. Praktiškai tarybų valdžia yra nenumirus Lietuvoje, struktūros veikia. Ir jeigu pasižiūrėti finansinės struktūras, prekybinės struktūras, biznio struktūras ir pavardės, viskas dar tebėra. Bet gera žinia yra ta, kad žmogus yra neamžinas ir viskas baigėsi. Gera žinia yra ta, kad tai, ką jūs įdėjote į YouTube, pasirodo, naujos ausis išaugo. Ir jos kažką išgirdo. Ei. Nes tie jau viską girdi, viską žino, jie viską nusispjauti. Jie žino, kad jie jau išsiplovė rankelės, pinigų turi, viskas jiem ramybėje. Pasirodo ne. Pasirodo ne. Ir jūs padarysite tai, ko nepadarė jūsų tėvai. Ir 40 metų kaip žydam nereikės bastytis po dykumas. Užteks 20, man atrodo, ne? Tik tikėkit savim. Būkit švaruoliai, gražuoliai, tokie, kokie esat. Neužmirškit savo pažado, negyventi taip, kaip gyveno tėvai. Neužmirškit. Tai yra įmanoma. Aš savo pasakiau, kai buvau 14 metų tą.
Šito mėnesio gale man bus 56. Aš įvykdžiau. Ir aš jums linkiu. Neliūdėkit.